Na, nežinau, ne daktaras. Liktai kaip iš pirmo žvilgsnio nėra ten kažko ypatingo. Nežinau, kaip bus toliau, bet nenoriu nespėliot. Tikiuosi geriausio. Bus matyti. Kelias? Kelias. Raiščiai? Nu, nežinau, ašgi ne daktaras. Aš galiu pasakyti, kaip suginti pick and rollą, bet negaliu pasakyti, kaip gydyti ir kokią traumą. Taip, kaip suginti pavyko ir papasakokit apie rungtynes, kas lėmė pergalę. Nu, matėt, ar ne? O aš norėčiau jūsų paklausti, ką matėt? Treneri, bet mes pasistatom jūs, kad jūs papasakotumėte iš tikrųjų. Mes kiekvienas turim. Aš kai jums papasakoju, paskui pažiūriu podcastus, tai jūs ten savaip viską išdėliojat. Nu, dabar būčiau pasakęs prieš žmonės, kad su Margeriu ginsim Markoniną. Nu ir ką būtumėte jau sakę? Rizikinga? Nu, taip, rizikinga, o tai padarėm šiandien. Tai yra nestandartinis pasirinkimas ir jis šiandien mums suveikė. Kaip prie jo priėjo? Na, aš krepšinį jau kokie 60 metų, tai truputėlį išmokau per tą laikotarpį. Bet buvot matęs pavyzdžių, kad kažkas tokią taktiką naudotų būtent prieš Laurį Markoniną? Ne, nebuvau matęs, bet buvau matęs, kaip ginama box and one vadinama gynyba, kai 4 stovi aikštė, vienas vaikosi. Ta patį mes darytume, jeigu pamena tokį žaidėją Dražaną Petrovičių, kur Krapikas įdengdavo, bet jeigu kažkur jisai po užtvarą mes perimam, Krapikas stoja į tą vietą ir mes kitas, nesvarbu ar didelis ar mažas žaidėjas, tada žaidžiam asmeniškai su juo ir 4 stovim aikštę. Šiandien mes to nedarėme, mes gynėmės 5, todėl mums šiandieną nelabai tiko Jonas, bet mes Joną visada, kai Markoniną išimdavom, mes Joną visada įsileisdavom ir per jį bandėm užpulti. Aš galvoju, kad pasisekė neblogai. Vieną gal tokį trumpą keitimą padarėm, kur Jonui nepavyko iš po krepšio įmesti ir gavom 3 taškį iš karto ant greito. O šiaip tai viskas suveikė puikiai ir aš galvoju, kad pergaliai to užteko ir tas yra gerai. Kada sužinojot, kad Tadas Sedekerskis jau šiandien galės rungtyniauti prieš pat rungtynes? Kai perskaičiau, kad nežais Tadas Sedekerskis. Bet dar Paulius Malašauskas prieš pat rungtynes. Bet kodėl jūs rašot? Jo, bet jūs pirmą parašot, kad nežais, paskui kada tu sužinojai, tai jūs ateikit, mane paklausė daktaro, tai mes pasakysim, ar žais ar nežais, jūs rasti išmetat, nežais. Nu žais, jisai buvo pasiruošęs žaisti, iš ryto žinojau, kad jisai žais, perskaitėm, kad jis nežais. Ne, viskas su juo gerai, taip jis pasisuko koją, bet ne taip, jis yra vyras, jaučia skausmą, bet žaidė, kadangi komandai reikia, žaidė per skausmą, garbėjam ir šlovė ir sužaidė neblogai šiandien tą, ką reikėjo komandai indėlį savo įdėjo, viskas su juo gerai. Tai čia buvo tokia dūmų uždanga iš Pauliaus Malašausko pusės. Jis pirmasis pasakė, kad Aš nežinau, vyrai, jūs dažnai aš pasiskaitau tokių dalykų. Pamenat, aš sakiau tokį, kad kaimo vyras sužino, kad, tai jau čia aš neturiu ką patęsti. Jūs kartais aš jau ir taip, žiūrėkit, aš, jeigu pamenat, visi taip duoda interviu. Taip, nežinau, bus taip, nežinau. Aš kalbu atvirai, plačiai, duodu jums tokios irgi biški terpės, kad jūs galėtumėt pasidaryti kažkokias, gal net kartais per daug kalbu. Tai jūs kai ką norit parašyti, aš nemokau, gink nemokau. Tai jūs paklauskite, aš tikrai pasakysiu sąžiningai. Žiūrėkit, vakar sakėt, kad Suomio paskaitot komentarus ir daug maž vaizdas susidaręs. Taip, susidariau tą tokį vaizdą. Dažnai, kai pradeda garsiai rėkauti, kaip čia bus ir kaip mes laimėsim, tai paprastai tą daro žmonės iš baimės. Tai aš jau žinau, kai vieno paskaičiau, aš laukiu to iššūkio, aš tą darysiu, aš aną darysiu, tai man iškart ramu, aš nenorim. Jie turbūt žinot, ne, kad pinigai, meilė ir sėkmė labai myli tylą, ne, ar tyla myli juos. Tai reikia ramiai, viskas tą, ką reikia apie krepšinį, kadangi noriu kalbėti ne tik apie krepšinį su krepšinio specialistais, su jumis. Noriu, kad platesnė visuomenė kartais turbūt pasiskaito, kad suprastų truputėlį daugiau. Tai jeigu jums turit kokių klausimų prieš rašydami, man paskambinkit, aš bendrausiu žiniasklaidai. Treneriai, šiandien rugsėjo 1, jeigu būtumėt mokytojas Marekui Blaževičiui, kokį pažymį rašytumėt? Marekas žaidė puikiai, jam reikia dar tokių porą dalykų išmokti, be kurių, su jais, greičiau taip pasakyčiau, su jais jis būtų superinis žaidėjas. Truputėlį reikia jėgos, truputėlį tokio, gal sakyčiau, tokio aštrumo, greičio, sukantis po krepšio. Šiaip tai jis puikiai, jis vienas iš geriausiai mūsų besiginančių žaidėjas tiek asmeniškai, tiek padėjimuose. Jis labai puikiai supranta situacijas krepšinį ir tikrai gaila, kad taip. Aš manau, kad jeigu taip grįž prie visko, labai gaila, kai Žalgiris jį pasirašė, kad Jasikevičius išvyko. Va ten buvo jo pats, tie buvo suėję
dalykai. Jisai ir Jasikevičius, kur būtų galėjęs padaryti labai didelį šuolį į priekį, bet dar ne vėlu. Manau, kad gaus gerą trenerį ir dar kažkiek apmokys. Prieš rungtynes kalbėjote apie švilpukus šeimininkų pusėje, kaip jautėsi dabar iš tos rungtynės. Taip aš net nežinau, ar šitą galim sakyti ar ne. Mes pasikeitėm vieną teisėją. Treneri, kai Jokubaitis patyrė traumą, tarsi laikas sustoja, kiek didžiuojatės auklėtiniais, kad nepasibarstė visos pusės? Mesgi, jūs turbūt sekėt visas varžybas. Mesgi žaidžiam visą komandą ir šiandien, jeigu mes parenkam, nes mes įskiepijom šitai komandai tokį, kad man visiškai nesvarbu, kas kiek įmes taškų, man svarbu, kad kiekvienas atliktų savo rolę komandai. Ir kiekvienas ją turi, kiekvienas žino, už ką atsakingas. Ir tie taškai susirenka šiandien turbūt irgi visi mes turbūt pelnėm, kas buvo aikštelėje taškus. Ir pavyzdžiui, aišku, čia buvo mūsų, čia ir nebuvo ir yra, jeigu Rokas negalėjo žaisti, tai yra didžiausia mūsų netektis. Nes viskas apie mumi sukinėjosi apie Roką ir Valančiūną, kada jam yra tinkami žaidėjai priešininko komandų. Dabar mes turėsim truputėlį problemų, bet aš manau, mes jas pasispręsim. Dabar yra geras šansas mūsų žaidėjim kaip Arnui, kaip tam pačiam Margo. Na, jau nekalbu apie Igną, kur jie galės taip dalinai užimti tą poziciją ir pakeisti. Jie nėra ryškūs žaidėjai, bet jie yra žaidėjai, kurie gali tą poziciją užimti atsitikus kažkokiai nelaimei, kas ir įvyko. Tai aš manau, jie turės gerą šansą. Mes dabar susistrateguosim, kaip mums reikia žaisti. Aišku, jau kalbant apie sekančio etapo komandas, turbūt nežinau, kaip ten susidėliojo, bet ten jau ateina superinės klasės komanda. Aš nežinau, ar užteks mums meistriškumo prieš juos, bet to kovingumo, ką šiandien mes parodėm, tai tikiuosi mes išgausim. Na, kaip bus, tai bus. Treneri, kaip Margiris reagavo, kaip pasakėt, kad jam teks ginti Laurį Markinį? Jam nereikia niekaip reaguoti, jisai yra kareivis ir mes pasakom, ką daryti, jie daro ir labai puikiai komanda. Ir aš galvoju, kad būtent tai yra mūsų kaip komandos stiprybė, kad mes ką treneriai sugalvojam, mes tą pabandom jiem išaiškinti, kad jie irgi suprastų, apie ką bus kalba, nes taip iš pradžių turbūt būtų nelogiška, ne? Nes pažiūrėkit, kaip, pavyzdžiui, pagal visą logiką, visi ant Markonino stato didžiausią žaidėją, ne? Nes jis didelis ir panašiai. Mes išskaičiavom, kad jis yra pavojingas atsivarant kamuolį per visą aikštę, kaip paima greitį. Tam mums reikia mažo žaidėjo, kad žaistų viens prieš vieną kaip spaudimą. O po krepšiu mes Margo puikiai susitvarkė, jis nėra tiek stiprus. Ten įmetė mums porą tų, bet mes jį nuleidom nuo ten 42 taškų vidurkio ar kiek iki tų šiandien, kiek jis ten 18 taškų ar kiek. Aš manau, kad Margo atliko superinį darbą šiandieną ir didžiausia dalis to aš neimu puolimo, kad toj gynyboje Margo sudirbo taip, kaip mes norėjom. Buvo klaidų, suklydom vieni, kiti ten ant tų pasikeitimų buvo visko, bet 100% mes negalim išgauti iš komandos. Bet ta visuma buvo nebloga ir to užteko pergalį. Kaip sekėsi pokalbis su prezidentu? Na, mes jis pasveikino mus, pasidžiaugė ir išėjo, mes labai ten nekalbėjom. Nelabai jis mum ir davė kalbėti, jis pasakė. Sušukom visi už Lietuvą ir išsiskirstėm.